Jeigu žmogus eina, juda nepasitikėdamas savim, jeigu jame yra kažkokias silpnumas, tai jo eisena tą rodo, jo judesiai tą rodo, jo susikaustimas tą rodo. Tai prasme, mes pamatėm, kad mes visi esame susikaustę, kaip mediniai. Ir tu to negali taip paprastai pakeisti. Tai nėra, reiškia, mygtuką paspaudė ir pasikeitė žmogus. Ne, tai yra rimtas ilgas darbas su savim. Tai yra ilgas savęs stebėjimas, analizavimas, kol tu po truputį atrandi vis giliau ir giliau ir giliau ir supranti, kad visas tas nepasitikėjimas savim, tas žemas savivertė, tas susikaustimas, tai yra minčių susikaustimo pasiekmė, minčių susikaustimo rezultatas, kad mes esam problemiški ir tai matosi iš šono iš karto. Tu to po jokiais geriausiais rūbais niekaip nepaslėpsi. Tai yra neįmanoma. Tu gali daryti geriausius makiažus, rengtis gražiausiais rūbais, bele ką daryti ant savęs. Tavo kūno judesiai iškart rodo viską, kas yra giliausiai tavo viduj. Nes rodo tavo minčių pobūdį. Kokia yra tavo minčių esmė? Ar tos mintys yra kokybiškos ar ne? Jeigu žmogus yra susikaustęs, įsitempęs, jeigu, reiškia, ta prasme, jis eina kažkaip baigščiai, nedrąsiai, tai, reiškia, jeigu jis yra visas kaip medis, kaip sumedėjęs, gal netgi, sakykim, suakmenėjęs, kas yra iš viso katastrofa. Tai reiškia, jo mąstymas yra toks, jo mąstymas yra medinis ir akmeninis, jisai mąsto taip, visas yra stabdžius, jis visas save suparaližavęs savo mintimis. Ir jis pats dėl to kaltas, čia niekas nekaltas, jokie kiti žmonės nekaltas. Čia mano paties darbo su savim arba ne darbo su savim rezultatas. Aš pats save tokį padariau per eilę metų, sukūriau save tokį susikauščiusį, įsitempusi žmogų. Čia yra mano problema, mano atsakomybė, kad aš tokį save pagaminau. Taip tame dalyvavo tėvai, taip tame dalyvavo vaikystė, bet nuo tam tikro momento mes patys tampam savo gyvenimo kalviais ir jeigu mes nuo to momento, reiškia, neperžiūrim, nepertvarkom, neperedabuojam, nedarom audito to, ką mums davė tėvai, toliau mes patys tampam atsakingi už tai.